Tai labą dieną visiems, šitą snieguotą, speiguotą žiemą, nežinau kaip pas jus Klaipėdoje, irgi sniegas ir speigai. Nežinau, kiek speigai, bet sniegas tikrai, taip ramu atrodo, žinai, nebuvau dar nosies iškiešus, nežinau, kiek speigai. Vilniuje -16 iš ryto buvo, dabar jau biški normaliau. Na, aš tikiuosi pas mus mažiau. Nes aš ėjau iki sporto salės, tai labai smagiai, nes šalta, bet saulė šviečia, sniegas girgžda po kojom, tokia, nu tikra, žinai, tokia žiema, kaip iš paveiksliuko šiandien. Iš tikrųjų. Gražu. Tai tikrai. Tai šiandien kalbinam Žanetą Jūrą, ar ne? Ir šiandien visi laukia, prilipa prie ekranų, kasgi ta karma, ne? Ir tokia labai įdomi tema, tai aš jūs dar truputėlį pakankinsiu iki karmos. Aš nusprendžiau pradėti laivą su kitu klausimu, nes žinau, kad Žaneta nuolat, Žaneta yra mentorė, ar ne, dvasinio verslo mentorė, pavadinkim taip. Ir Žaneta pati taipogi nuolatos kažkur ten kažką mokosi, arba eina pas kažkokius mentorius ir panašiai. Tai kažkaip norėjau pradėti šiandien su ta tema, o kiek svarbu turėti mentorių? Kiek tau pačiai yra svarbu nuolatos tobulėti, mokytis, turėti mentorių, o ne tiesiog sakyti, kad aš jau viską žinau, ką čia jau man kažką naujo pasakys. O aš tiek, tai turbūt irgi esi girdėjus, aš jau tiek visko žinau, ką ten man dar naujo kažką gali pasakyti. Aš jau nuo iki, jūs dar gimė nebuvote, aš jau žinau. Jo, čia tie, žinai, visažinių sindromai. Tai galima sakyti, kai mes jau pajaučiam, kad viską jau žinau, reiškia tikrai laikas susirasti mentorių. Tai taip ir padaryti. Jo, iš tiesų tai čia faktas, kad mes augam, tobulėjam ir taip toliau, ar ne, ir ateina kažkokios situacijos, kuriuose tu neturi patirties apskritai. Ar ne, ypatingai, kai mes sakome augimo kažkokiose situacijose. Tai natūralu, kad jeigu tu neturi patirties, tu neturi resursų tam, sakykime, užkopti ant to laiptelio, ar ne, tai tam tikra prasme reikalinga pagalba iš šalies, nes labai dažnai būna tie patys kažkokie mūsų įpročiai netinkami, ar įsitikinimai netinkami, ar ne, kažko mes nesuvokiam, kaip sakoma, blind spots tų visokių yra mūsų gyvenime, kurių patys nematome ir iš šalies, kaip gali mums tiesiog pasakyti geriau ar ne, bet vėlgi priklauso, kas tau sakys, nes vienus mes girdime, kitų negirdime. Todėl ir mentorius yra tas, į kurį tu renkiesi įsiklausyti. Bet jeigu ieškodamas, man reikia pagalbos, bet aš vis tiek žinau geriau, nes ir tokių ateina, tada negali padėti tokiam. Pas mane ateina, kurie žino, žinai, kaip aš turėčiau daryti. Bet, nes iš esmės, ką aš girdžiu, tai kad mes nežinom, ko mes nežinom, ar ne, šiaip iš esmės? Mes nežinom, ko mes nežinom, iš tikrųjų labai gerai pasakyti. Taip. Pilnai sutinku su tuo. Ir todėl tada tokiam akimirkom, kai mes jau suvokiam, kad kažkame supuosi galbūt ar ne, niekaip neišsisuku, ką paskui irgi dažnai ten kokiai karmai numetam, dar kokiam nesąmonėm, tai tada pats laikas pasiieškoti iš tikrųjų to, kuris tau parodys tą išėjimą iš to. Taip, tikrai tiesa. Gerai, tai ką, tai dabar jau galim pradėti kalbėti ir tą įdomiąją temą, jau visi prisikankino, palaukė, tie, kas klauso. Ir ta įdomioji tema, tai ta karma. Ir karma šiaip jau, kaip ir nėra visiškai naujas konceptas, ar ne, Europoje pavadinkim ir panašiai. Aišku, tai yra konceptas bet kokiu atveju atėjęs iš daugiau iš jau tos rytinės dalies, ypatingai iš Azijos, ar ne, nes turim Indiją, Nepalą, Tibetą, budizmą, hinduizmą. Pagrinde karma ateina iš hinduizmo, budizmo ir džianizmo suvokimo. Ne? Ir pas mus į Europą, pavadinkim taip, jinai irgi atėjo per šituos kanalus, sakykime. Ir karma, mes visi suvokiam daugiau mažiau kaip susijusią, gal ne visi, aš jau labai generalizuoju, bet didžioji dauguma, suvokia kaip susijusią dažniausiai su praeitais gyvenimis. Kad aš kažką prisidirbau greičiausiai praeitam gyvenime, galbūt dar ir šitam kažką, bet kaip taisyklė dažniausiai praeitam, nes šitam tai aš jau čia labai sąmoningas, čia, žinai, kaip taisyklė, ar ne? Nieko nenužudžiau, nieko nepadegiau, nieko.
Tai ką aš jau čia, aš gyvenu kaip visi, kaip normalus žmogus, nieko aš čia neprisidirbau. Tai greičiausiai kažkur praeitam gyvenime kažką prisidirbau ir dabar man toks kryžius uždėtas ir aš tą kryžių nešu. Tai dažniausiai supratimas yra toks. Tai dabar aš noriu ir paklausti Žanetos, kuri krimto dvasinius mokslus, dvasinę lyderystę. Tai yra turis, iš esmės svarę nuomonę, kaip sakant, šitą temą ir kaip tu aiškintum. Turbūt aš galvoju, kad tos temos praeitį, gyvenimą ir karmą, jos yra neatsiejamos. Tai nežinau, kiek tu to užgriepsi, kiek to, bet dabar jau žodis tau. Oi, čia, žinai, arba galiu labai daug išsiplėsti, arba galiu labai trumpai, tai vėlgi. Pradėkime trumpai, o paskui mes jau, Gintautas savo, kokia įdomi tema. Tai aš labai raginu visiems, kas turi klausimų, užduoti klausimus, tada galbūt ir Žanetui bus lengviau truputėlį naviguoti per tą, nes iš tikrųjų tema yra tikrai realiai plati. Tai jeigu turit klausimų, užduokit ir mums bus lengviau truputėlį naviguoti tame vandenyne šitos informacijos. Dabar tai bent jau trumpai. Jo, šiaip iš tiesų mes paprastai galim paklausti, žinai, ką tu nori girdėti apie karmą, ta prasme, ką tu nori išgirsti, ar kad ji yra, ar kad jos nėra. Tai, žinai, pati pradžia nuo to. Labai geras pointas, tikrai. Tai tokiu atveju tiem, kas nori dar tikėti karmą ir kad tais visais praeitais gyvenimais, atpirkimais, atkentėjimais ir taip toliau, tai žinoma, jie pritraukia, nes traukos dėsnis jis dar tikrai neatšauktas. Ja, aš irgi, kaip tikrinau, šiandien ryte dar nebuvo atšauktas. Tai žodžiu, viskas per tai ir prisitraukia. Kuo aš daugiau lendu į tai, tuo daugiau, kaip sakoma, į mišką ir medžių daugėja, ar ne? Tai viskas ir ten paskui jau pasimeti tarp tų medžių ir nebesupranti, kur randies iš tikrųjų. Tai yra vienas dalykas toks. Dabar kita vertus vėlgi yra daugybės interpretacijų ir per tam tikrus žmonės, ir per tam tikras knygas, ką mes per kažkokius video prisižiūrėję, ar ne, ir visokių gurų prisiklausę, ir kas įdomu, kad mes galime tik tiek informacijos savo priimti, kiek mes pasirengę tai minutėje, sakykime, priimti, kiek atsivėrė šitą informaciją, ar ne? Ir todėl ir sakau, ką norim išgirsti, nes tai yra filtras, per kurį mes filtruojame. Ir jeigu man kažkas sakys kitaip, negu mano filtras yra parengtas, arba aš iš savęs tikiu, tai vadinasi, man ką kitas pasakys bus nesąmonė. Tai žinai, čia absoliučiai nuo to ir pradžia ir yra. Kiek aš noriu tuo tikėti, tai tiek aš informacijos ir rasiu, ir gausiu, ir aišku, kuo daugiau, kaip sakau, tuo įvairesnės aš jos galiu rasti. Ir žinoma, mano kelionė irgi buvo labai daug ieškojimų, nes aš pati labai tikėjau, buvau įtikėjusi ir galvojau, kad tikrai čia jau, nekalbant apie tuos praeitus gyvenimus, tai čia kas be ko, aišku, kad prisidirbai, tai dabar čia ir kenti, žinai. Tai čia jau iš tiesų yra daug tokių dalykų, bet ta pati, tikėjimo galia gali padaryti ir kitokį stebuklą, ar ne? Šiaip tai, kas man įdomu ir kas man pačiai, sakykime, atvedė iki kitokių jau pamastymų ir pagaliau aš išgirdau kitokią galimybę, tai tada, kada pradėjau suvokti, kad realiai viskas yra karma. Už tai ir sakau, kokia graži žiema, kokia faina mūsų karma. Realiai viskas absoliučiai, kas yra mūsų gyvenime, tai yra ta prasme, jeigu jau mes tikime karmą, tai galim ir vadinti tada karmą, ar ne? Nes kuo aš vibruoju, ką aš pritraukiu į save, tai tai yra visa tai. Tai yra vienas, tas, sakykime, toks mąstymas, ar ne? Kita vertus mes, aišku, lygiai taip pat galim suprasti, kad, taip sakau, filtrai, arba kitaip sakant, įsitikinimai mūsų formuoja mūsų pasaulį, mūsų gyvenimus ir panašiai. Tai lygiai taip pat, jeigu aš tikiu, kad yra toks tas mano gyvenimas, toks tas likimas, kažkoks ten jau, ar ten kas nors mane įmetė į tą žemę, ten atpirkti, atkentėti, atbūti, ar dar kažkaip kitaip, tai vien dėl to, kad aš tuo tikiu, aš ir traukiu tas situacijas, tas galimybės. Aš kenčiu, nesėkmingai kenčiu. Nes tikiu, kad čia tai jau atkentėti, tai aš labai sėkmingai ir pildau tą save ten kaip self-fulfilling prophecy. Taip, save išpildanti pranašystė, absoliučiai mes esam. Tai būtent čia šitoj vietoj ir yra savo užduoti klausimą, kiek aš dar noriu tuo tikėti. Nes labai daug yra, ypatingai, kas pradeda eiti tuo vadinamu dvasiniu keliu, ar ne? Tai ką tu sakai, iš tos Indijos turim labai daug visokių išminčių ir išminties perdavėjų ir taip toliau, žodžiu, per savo filtrus viskas vyksta, ką irgi turim suvokti. Ir beje, net ta informacija, kurią aš labai irgi domiuosi, yra iš kanalų, sakykime, ar ne, to channelių vadinamoji, tai ten irgi lygiai taip pat yra filtrai. Ir tie žmonės, kurie veikia kaip kanalai, lygiai taip pat per savo kanalą, per savo filtrus nuskaito, sakykime, tam tikrą informacijos dalį
nes realiai visko niekaip nesugebi nuskaityti vien dėl savo filtrų, nėra tokių. Tai vien dėl to ir turim kažkokias tokias pakraipas, kažkokius tokius, sakykime, suvokimus vieną ar kitą linkmę. Kitaip tariant, channelinam mes irgi pagal savo sąmoningumo lygmenį. Taip, pagal savo sąmoningumo lygmenį, pagal savo įsitikinimus, pagal savo irgi kažkokias tai žinias, kuriuo esam prisiskaitę ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, absoliučiai pagal tai. Ir aišku, vėlgi tie, kurie eina labai dvasiniu keliu, tai jų tas filtras ir yra labai dvasinis. Tie, kurie, kaip sakoma, bet beje, čia noriu irgi tokį akcentą uždėti, kad dvasingumas tai yra tik sąmoningumo stotelė. Ir labai dažnai tie žmonės, kurie užstringa dvasingumai, įsivaizduoja, kad jau viskas čia vos ne šventieji, žinai, arba tuoj taps šventais ir labai stengiasi dėl to šventumo, labai jau ten deda pastangas, kad tik nušvisti labiau, žodžiu, ir taip toliau. O to ir ant debeselio gyvensiu, ne? Jo, tai čia yra, ateina tas, man nebuvo, aš irgi turėjau, tik aš sakau, čia šitam buvau labai stipriai klimpusi, žinai. Tai kai pagaliau ateina suvokimas, kad yra kažkas vis dėlto daugiau, negu tik tai, tai tada pradedi atsiverti kitai galimybei. Ir čia ir yra absoliučiai kitos galimybės, kaip sakant, įsileidimas, kur tu jau tada gauni kitokią informaciją, jau situacijos atitinkamai formuojasi ir visi kiti dalykai. Ir man pačiai kažkada beje to dažnai uždeda tokius, sakykime, štampus arba tas karmas kažkokias, ką galim įsivaizduoti ar ne, tos imprintus ar dar kažką. Netgi įvairiausi tokie dalykai, kad ir astrologinės prognozės, sakykime, kurios čia pakankamai gajos ar ne. Taip yra, suvokti galim taip, kad ateinam su tam tikru imprintu, sakykime, ar ne, energetikoje. Bet tai nereiškia, kad mes ateinam ir dabar tame turime gyventi. Mes ir ateiname tam, kad pokytį įeitume, kad pakeistume, ar ne, kad tikrai tame štampe negyventume. Ir čia vėlgi, jeigu žmonės užstringa, pas mane horoskopas taip sako, arba ten, žinai, kažkokie tai panašus dalykai, reiškia taip yra. Jeigu taip ir yra, taip nebūtinai turi būti. Jeigu tau gera su tuo, kaip yra, tai valio, gyvenk, džiaugtis, mėgautis, kaifuok, kaip sakoma, bet jeigu ne, tai pats laikas susižiūrėti ir pakeisti tai. Ir man dėja iš tikrųjų yra tas atsakymas, kodėl aš nustojau numerologiją užsiminėti, nors puikiai sekėsi ir per mane tai, bet būtent todėl, kad žmonės tai pradėjo naudoti kaip pasiteisinimą. Kaip, taip yra ir viskas. Ne, tai yra tavo gimimo momentu, tavo tas, kaip tu sakai, energetinis įspaudas, bet tai yra nuoroda, tai kaip tik yra nuoroda, kad reikia pradėti su to dirbti, žinai. Bet kada mes priėmam tai kaip, viskas, taip gimiau, tokie mano skaičiai, žinai, toks likimas, ir tada aš nustojau tą daryti, nes supratau, kad man nebėra kantrybės ir jėgų aiškinti, žinai, o jie vis tiek nenori girdėti. Tai gerai, dabar tu tai sakai tokia labai įdomią, aš dabar užsikabinsiu už tos minties, kad viskas aplinkui yra karma. Ar gali truputėlį išplėsti šitą? Ir taip galiu. Aš suprantu, ką tu nori pasakyti, bet aš tikiu, kad ne visi supranta. Okay. Jo, aš net savo knygoje Perkurk save irgi su tą mintį išrašius ir net keliais būdais ir per kelis šaltinius paliudydama savo žodį irgi. Tai vienas iš tų yra iš Pakylėtojų valdovų sąmonių kanalo atėjusi informacija, kuri būtent tai ir teigia, kad viskas absoliučiai mūsų gyvenime yra, ką mes galim pavadinti karma, arba kitaip sakant, mūsų, ten kažkaip maždaug taip, kad veiksmų, minčių, ten ir kažkokių tai įsitikinimų rezultatas, ar ne? Tai todėl tai ir yra, kas yra mūsų aplinkoje, ką mes matome, tai yra kas, nes ką aš kalbu dabartis, tai yra realiai mūsų praeities visų minčių ir panašiai veiksmų rezultatas, ar ne? Tai jeigu aš turiu tai savo realybėj dabar, tai faktas, ką aš vadinu dabar, ar ne, ką aš matau, tai vadinasi, mano praeitos mintis tai ir suformavo. Tada aš galiu ir sakyti, aš gyvenu savo anų minčių karmai. Ar ne, arba ten kažkokių tai įsitikinimų ar tų pačių veiksmų ar dar kažko tai karmai. Gerai. Bet mes visada iš čia ir dabar lygiai taip pat kuriam į priekį, o ne tai, kad tame užstringame ir dabar šitoje karmoje dabar čia ir kapanojamės, kaip sakoma. Kitaip tariant, mums reikia galvoti, kaip mums šiandien kurti naują karmą, pavadinkim taip gal, jeigu taip labai paprastai. Jeigu labai žmonės nori šito žodžio, tai tada tai... Tarkim, nes, sakykim, dar mes pasilikime tame lygmenyje, kai norisi to žodžio. Nes čia, truputėlį, žinai, hinduizmas ir budizmas, sakykime, jie skirtingai aiškina karmą.
Ir iš esmės, vat, na, tai, kad tu šneki, tai yra daugiau tibetiečių budizmo, lyg tai tokia, man primena truputėlį, kad būtent mūsų mintis, būtent mūsų tuo metu netgi psichologinė būsena, tam tikri įsitikinimai ir panašiai, jie iš esmės ir yra karma. Nu, jie iš esmės ir yra karma ir vat, su jais mes, ir jeigu mes jų nekeičiam, tai jie mums ir kuria gyvenimą, iš esmės. Nu taip, nes, kaip sakė, mes patys esam save išpildančios pranašystės, ar ne, jeigu aš tuo tikiu, tai taip. Čia dažnai toks vienas momentas, kur žmonės kartais irgi nelabai visai supranta. Nu, jeigu mes jau suprantam, kad karma neva yra tas, kas man čia kažkas tai blogai, ne? Nu, jo, karma žmonės supranta, kad tai yra blogai, nors iš tikrųjų karma žodis net pati kilmė, jisai nereiškia, kad tai yra kažkas blogo. Ne? Jo. Tai va, jeigu aš kažkur tai savo situacijose, savo gyvenime, kaip sakau, prisikūriau, jeigu jau aš prisimčiau 100% atsakomybę, kad aš vis dėlto prisikūriau, tai savo mintim, veiksmais ir taip toliau, ar ne, tai tada aš galbūt nieko nekaltinčiau, tame tarpe ir karmos nekaltinčiau. Bet dažniausiai, kai aš neprisiimu ar ne tos atsakomybės ir man gyvenimas, kaip sakoma, ale nutinka, tai tada jau ieškau kaltų. Nu tai kas čia galėtų būti kalti, žinai, gal vaikystėje ten tėvai, ką nors mane ten netaip, žinai, priprogramavo. O galbūt, vat, kaip sakau, ta pati karma čia, žinai, o gal aš anam gyvenime čia buvau kažkokia tai netobula ir va dabar čia turiu atkentėti kažkokias pamokas, turiu mokytis ir taip toliau. Nu, žodžiu, ko mes tik neprisigalvojam, būdami nesąmoningi, sakyčiau, tam, kad pateisinti savo vėlgi kažkokius tai, na, nesuprastus dalykus arba tą patį nesąmoningumą. Bet yra vėlgi, kai tu suvoki plačiau, kai tu suvoki, kad vis dėlto tu renkiesi, ar ne, tas pačias mintis galų gale tu renkiesi, su kuo tu nori tapatintis, sakykime, ar ne, su kokiu įsitikinimu, jeigu jau taip, ar ne. Ir tada per tai, na, kuri kitaip, tiesiog. Tai šitoje vietoje aš galbūt dar truputėlį tada pabandysiu taip, nu, perfrazuoti, kad visiems tikrai būtų aišku. Kad, nes daugumai žmonių, jeigu išimi iš, sakai, nu, karmos, vat, kaip po tokios, vat, tos atėjusios iš praeito gyvenimo, kažkokio kryžiaus, kažkokios bausmės nėra. Tada jie nebežino, į ką atsiremti. Nėra, tai o kas čia, kodėl tada gyvenimas neteisingas, tada išeina gyvenimas neteisingas, nes vieniems duoda, kitiems neduoda, ne? Nu, ta prasme, nebėra kaip paaiškinti, supranti, tu visų, sakykime, kaip čia to pasakyti, nu, vat, kažkas gyvenime nutinka, žinai, ir kaip tada paaiškinti, nes pats žmogus atsakomybės nėra linkęs prisimti, nu, jeigu ten sąmoningumas šiek tiek žemesnis, sakykime, ar ne, karmą išimam iš konteksto ir tada sako, tai kaip, tada taip išeina, kad, nu, tiesiog gyvenimas yra neteisingas, ar ne? Tai Žaneta nesako, kad mes, kad nėra nieko, kas yra, kaip pasakyti, kad karma, tai mes galim reguliuoti patys, sakykime taip, kad mes turim prisimti atsakomybę už savo įsitikinimus, ar ne, už savo, nežinau, ką ten dar, kažkokius, nerandu žodžio. Už bet ką, ar ne, už savo mintį galų gale. Už savo mintį jo, už savo nusiteikimus, už savo įsitikinimus, už savo, va, tai, ką mes turim, ir va, būtent šitie dalykai, jie ir kuria tai, ką tu turi. Ir jeigu nori šitos dalykus vadinti karma, okei, nu, vadink kaip nori iš esmės. Bet tu vis tiek už tą karmą esi pats atsakingas. Tai yra, tai nėra kažkoks to nuleistas štampas, kryžius, ant kurio tu ten turi visą gyvenimą tempti ir panašiai. Mes galim tai vadinti karma, jeigu mums labai norisi, bet mes negalim pasakyti, kad yra kažkokia stebuklinga ten karma, kuriai mes suteikiam atsakomybę ir viskas, ramu, žinai, ar ne? Taip, vis tiek mes esam už tai atsakingi patys. Jo, vienintelį va tokį, sakykime, galbūt suvokiamą kitaip apibrėžimą galėčiau duoti, ar ne, kas tai yra karma, tai va tas, sakyčiau, tiesiog ketinimo gale. Ketinimo tapti daugiau, negu prieš tai buvau gale, ne? Tai tokiu atveju, jeigu aš suprantu, kad kiekvienas mano žingsnis yra į tą tapsmą, virsmą daugiau, ar ne, tai va tai yra kaip tam tikra karminė programa, viskas, vienintelis, daugiau mes nieko neturim. Tikrai nieko atpirkinėti, daryti ten kažko neturim. Tiesiog paduota, va tai yra intencija, na, sakykime, augimo, bet irgi to nepriverstinio augimo, šiaip natūralaus augimo, nes būna, kad ten priverstinai visi tada bando auginti, visai ir vėl, žinai, kankinasi. Tai čia vėl kiti nukreipimai, kaip sakoma, į kitą pusę.
o dėl to, žinai, blogo ten kažkokio tai gyvenimo, kaip čia tas pasaulis netaip surėdytas ar dar kas nors, tai absoliučiai tobulai surėdytas pasaulis. Nu taip tobulai, kad aš tiesiog negaliu nesižavėti. Čia tai aš irgi paskutiniam dienom čia kažkaip labai žavėjausi, aš galvoju, nu kaip tobulai surėdyta, kaip sudėliota. Ir žiūriu, iškilo manyje kažkoks, tai žinai, neperduktas dalykas. Ir stovi aplink 5 veidrodžiai, tai yra 5 žmonės, kurie man tiek atspindi. Sako, Viktorija, čia pas tave įskilimas. Ir vienas atspindi, kitas atspindi, trečias atspindi. Ir aš žiūriu, jos žinau, kaip man visą tą tobulai sudėliojo, visą konsteliaciją išdėliojo. Ir čia visi vienodai atspindi. Ir aš galėčiau sakyti, blemba, kokie tie žmonės, koks tas pasaulis neteisingas, ar ne? Arba galiu žiūrėti ir sakyti, blemba, eik tu savo. Veidrodžių karalystė, man visi atspindi, taip sudėliojo, tu tik imk ir dirbk. Nu, ta prasme, visą tą tokia tobula yra. Ir jo labiau, kad visur, kaip sakom, tas dėsnis traukos tai neatšauktas ir visur veikia, ar ne, ir kiekvienas traukiame per save. Ir viens kitą lygiai taip pat pritraukiame per save. Ir ne dėl to, kad kažkas mums čia dabar privertė su juo gyventi, su juo susitikti, žodžiu, kažkaip tai atkentėti, nes matai, anam gyvenime buvo atvirkščiai. Dabar jau aš turiu, žinai, atkentėti, nes anam jis kentėjo nuo manęs, pavyzdžiui. Nu, tokių visokių kvailysčių mes, aišku, turim prisigalvoję ir paskui taip tame ir gyvenam, ar ne? Tai tėvai tokie, tai sutuoktiniai tokie, tai bendradarbiai tokie, tai kas tik nori. Tai va, tai vėl. Čia nereikėtų tame pasiklysti, nes absoliučiai taip nėra. Mes vieni kitiems geriausiai ateiname būti, na, sakykime, pagalbininkai, ar ne, kažkokie, tai, sakykime, bendros evoliucijos šitoj tėkmėj, bet tikrai ne kažkokiais tai ten kamščiais ir kažkokiais... Kamščiais, baudėjais, būdeliais, karminis, čia man karminis vyras, aš turiu atkentėti. Taip. Tai va, tai čia yra prisigalvojimas to, ko aš negaliu savo priimti, nes, nu, taigi aš tikrai nesusikurčiau tokių dalykų, nu, aš tai, žinai, jeigu kurėja, nu, tai aš tikrai savo nekurčiau to, žinai, reiškia, tikrai man čia primetė kažkas iš anksčiau, iš aukščiau ar iš dar kažkur, tai, žinai, ir va dabar dėl to aš kenčiu, žinai, ir prisima tas kančios, iš tikrųjų labai daug kas prisima tos kančios, na, nežinau, savanoriškai, tą duotybę, kad atkentėti reikia, nu, tai va, paskui ir kenčia. Bet vėlgi, tai yra sąmonėjimo laiptelis ir viskas yra... Sąmonėjimo laiptelis, bet tai irgi yra pasirinkimas žmogaus, ar ne? Nu, tiesiog. Tai jam, kol dar norisi kentėti, čia beje tas pats yra, aš ateinu pasaulį keisti, žinai, čia pas mane, kadangi tie visi dvasingiai daugiausia, aš su jais dirbu, tai jie visi čia irgi labai nori tą pasaulį keisti, čia viskas, kad būtų tobuliau, geriau, čia, žodžiu, žinai, vibracijas kelti visam pasauliu ir tame užstringa labai daug. Bet kol mums norisi, bet visą laiką tas yra, kol man iš vidaus yra tas noras, kol aš nuo to kaifuoju, kaip sakoma, tai yra puiku. Tai aš, reiškia, einu teisingai, viskas gerai. Bet jeigu jaučiu, kad, žinai, daugiau atiduodu pasauliui negu savo, nu, tai vadinasi jau laikas stabtelėti ir susižiūrėti, ir tikrai aš jau čia nepersistengiu, kaip sakoma, to pasaulio gelbėjimu, žinai, gal jau laikas save gelbėti, nebe pasaulį. Tai va čia irgi būna nukreipimų. Gintauta klausia, o gal žmonėms patogu būti aukos pozicijoje? Nu tai taip, jeigu jiems patogu. Tai ir sakau, kol patogu, kol mums atrodo, kad faina, kol aš dar save laikau tokia gerietė, kuri ten dėl visų aukojasi, žinai, tokia samarietė, ten visokia ir kitokia. Tai tada taip, iki tam, bet tikrai ateis tas momentas, kada aš, kaip sakoma, pasidarys blogą nuo to. Ir va tada nei savigrauža kristi, nes labai dažnai būna, kad, žinai, tada žmonės tokioje situacijoje pradeda galvoti, va, kokia aš netobula, taigi aš einu dvasingumo, sąmoningumo keliu, žinai, ir dabar, va, čia, žinai, supykau ant to žmogaus, ar ten dar kažkaip kitaip, žinai, nu ir va, ką, į savigraužą bum, žinai. Ir tada jau vėl kankinasi ir vėl toliau kenčia. Nu, tai čia vėl... Į tą kaltės tokį, kur mes praeitą kartą kalbėjome. Aš tai, Gintautai, žinai, iš hipnoterapinės pozicijos pasakysiu viską, ką žmogus tuo momentu turi, jam yra patogu. Ką mes bet turėtume. Ja. Tik tai, vat, kaip Žaneta sakė, viskas yra, nu, atsakomybės. Kol mes suvokiam tą atsakomybę, kad aš atsakingas, aš laikau tą patį įsitikinimą, kurį aš turiu, aš laikau. tą pačią poziciją, kurią aš turiu, aš laikau. Nu, niekas negali už mane ateiti ir, žinai, perrašyti mano programos kažkaip tai ten karmos, astrologinės, perdėliot žvaigždės, numerologinius skaičiukus ir taip, nu, negali niekas, jeigu, nu, aš pats neprisėmu tos
tos atsakomybės, ar ne? O žiūrėk, dabar aš dar truputį turim kelias minutės, aš dar vis tiek paklausiu, o kaip tada praeitį gyvenimai, kaip ta koncepcija čia, ta praeitį gyvenimai tai yra tokia tema irgi, yra dalis žmonių, kurie labai domisi praeitis gyvenimais turizmu, kaip aš sakau, ar ne, tiesiog įdomu. Yra žmonių, kurie skaito, kad šitam gyvenime tai negali būti, kad čia pas mane problemos, žinai, iš to, kad aš čia laikausi kažkokių ten įsitikinimų, kažkokių čia tikrai buvo praeitam gyvenime ir tada, žinai, irgi toks gaunasi atgalėjimas, ieškojimas. Kaip tu įsivaizduoji tą praeito gyvenimo koncepciją? Nes aš tikiu, kad tu tiki greičiausiai praeitis gyvenimis, ne, štai aš taip drąsiai klausiu. Gal nuo to reikėjo pradėti, bet Aš tikiu mūsų tokią, sakykime, nuolatinę plėtimosi kažkokią tai tokia tendencija, ar ne? Kas, aišku, natūralu, kad mes per vieną gyvenimą to nepadarom, tai yra kaip punktyrai tokie, žinai, ateini į gyvenimą, išeini, vėl į kitą, vėl iš kito, bet linija vis tiek ta pati lieka, žinai. Tai va, tik tiek, kad keiti, kaip sakoma, kūnus, jeigu taip žiūrėtų, ne? Kažkokia. Tai kas yra mūsų dabartinėse situacijose, ar ne, kažkokie tai mūsų įvykiai, kažkokios, tai kaip sakom, problemos, sunkumai ir taip toliau, tai yra, taip, aišku, kaip šleipas tam tikras gali būti, kuris velkasi jau, sakykime, per gyvenimus ir viskas su tuo yra gerai. Bet man net nereikia eiti į praeitus gyvenimus, kažkur ieškoti, kaip sakau, šaknies, tai nežinau ko, kame žmonės irgi užstringa. Man užtenka čia ir dabar susirasti nors kažkokį atspirties tašką arba tiesiog čia ir dabar priimti kitokį sprendimą, nes realiai nuo to viskas ir keičiasi. Ir tada pradėti gyventi kitaip. Kaip sakau, man nebūtina išsikasti duobės, kad galėčiau pradėti lipti į kalną. Aš jau nuo čia ir dabar galiu pradėti lipti į kalną. Vadinasi, iš tikrųjų, man nereikia jokių ten tų praeičių, nebent, kaip sakau, man smalsu, man įdomu ir, žinai, kaip sakoma, jeigu mano įsitikinimas yra toks, kad aš būtinai turiu atkasti šaknį, kitaip man niekaip ten nieks nepasikeis, vien dėl šito įsitikinimo aš savo, susidarau tokias aplinkybės, kad, būtinai turiu susirasti, kas man ten tą šaknį iškas. Bet ar tai reikia? Aišku, kad ne. Kitaip tariant, šiaip, tas tikėjimas praeitais gyvenimais ir netgi tikėjimas, kad taip per praeitus gyvenimus ten kažkas eina, iš esmės jisai nėra kažkas taip baisaus, klaidingo, ydingo, tiesiog nereikia to sureikšminti. Nieko tenai nėra, mes visą laiką esame augime, ar ne, ta prasme, ten nieko nėra, ką mums labai reikėtų svarbu atsinešti čia kažką, tai žinai. Mes, aišku, ir tai, kas gerai mūsų gyvenime, iš ten galima sakyti, kaip tokia, ar ne, dar energinį srautą atsinešam, ir lygiai taip pat, kas negerai, ką mes galime įvardinti, ar ne, tame gyvenime mūsų yra iš kažkur tai anksčiau daugiau ir taip toliau. Bet vėlgi, tai nėra kažkas, ką aš turiu būtinai ten išsiknaisioti, išsižiūrėti. Bet šitoj vietoje aš ir noriu tą tokį akcentą uždėti, nebūtina to daryti. Mes čia ir dabar šiame gyvenime susitvarkyti, mūsų visi gyvenimai susitvarkys. Todėl, kad iš dabarties akimirkos mes viską keičiam. Taip. Bet, žinai, emocijų paleidime mes turim šitą, kad jeigu tu paleidai vieną kažkokį, paleidai tą savo įsitikinimą ar ten, kažkokį ten, žinai, tai tau pasileisis taip per visus gyvenimus. Taip, natūraliai, taip būtent. Jo. Tai va, tai čia tikrai, labai noriu demistifikuoti tuos visus dalykus, kančios tą visą, sakykime, tokį ar nemąstymą žmonėse. Aišku, čia mums bažnyčia labai daug irgi yra uždėjusi tokių dalykų, ar ne tik tai kalbant čia apie tuos hinduizmus ar ten dar kažką. Tai va, tačiau labiau gal tas kaltės ir atpirkimo tas reikalas, ar ne, tai va. Bet nieko tokio nereikia, mes nieko blogo realiai nei vienas nepadarėme, dėl ko mus Dievas, jeigu taip jau įsivaizduoti, norėtų bausti. Dievas mums davė, kaip sakau, laisvą valią, kas reiškia eksperimentuok kaip nori, kiek nori. Įsivaizduok, kur būtų logika, jeigu tau duoda laisvą valią ir paskui tave baudžia, jeigu tu kažkaip netaip ten eksperimentuoji. Ne taip, kaip norėjau, Dievas, žinai. Absurdas. Logika, kurioje nėra logikos, ne? Čia toksai, tas logizavimas, kuriame nėra logikos. Tai pabaigai, Žaneta, aš tada norėčiau paprašyti tavęs, kad pasidalintum su mumis, vis tiek turi dabar šiuo metu kažkokiu projektu, kaip tu padedi tą sąmoningumą žmogui kelti, lavinti, net nežinau kaip čia pasakyti, ką tu dabar iš savęs gali pasiūlyti šiuo momentu tiems, kurie
kaip ir suprato, kad nuo jų viskas priklauso. Ir dabar, po truputėlį galima pradėti su savim kažką daryti. Ir, tą karmą tirpdyti, jeigu jau labai norit tai vadinti karmą. Suvokimus keisti. Tai aš kaip visada pradedu nuo čia, sakau, jeigu čia jau pabandėte, save perskaitėte ir dar kyla kažkokių klausimų. Sakant, irgi pamosuosiu, kad turiu. Pamasuojam kartu. Tai jeigu yra, kaip sakoma, visiškas neaiškumas, tai čia yra labai puikia pradžia, kaip sakau, pirmieji kodai, kurie jau pradeda atverti šiek tiek daugiau mums aiškumo ir sąmoningumo. O toliau tai yra tai, ką aš padedu padaryti. Aišku, kaip sakau, jeigu yra žmonės, kurie vis dar tiki tais visais štampais, karmom, prakeiksmais, ten dar kažkuom, tai yra tai, su kuo aš galiu irgi padėti susitvarkyti ir tą aš beje ir darau. Ir dabar mes turim ir gausos kodų šitam projekte, gausos sąmonės kodai, jeigu spėjai kažkur užmatyti. Tai ten irgi dirbam su šitais dalykais, nes aišku, kai yra įsitikinimas, tu tiki, kad kas iš to, kad tu protu pasakysi, kad ne to nėra. Tad aš dabar ar ne savo proto pasakau, ne karmos nėra, bet vidus visas, kaip tai vis dėlto yra, žinai, vis tiek kažkas negerai. Jeigu protas, jeigu logika laimėtų prieš tas pasąmonės programas, tai neturėtume darbo, nei aš, nei išėjęs. Tai va, būtent. Tai žodžiu, jeigu vis dėlto dar yra kažkas, kas neleidžia to lengvai paleisti, tai yra būtent gausos sąmonės kodai, su kuriais dabar ir dirbam. Ir ten dažniausiai, dėl ko aš su jais, todėl, kad tas gausos sąmonė plačiaja prasme, aišku, tai ne tik tai, nes daug kas jie ten pinigai ir viskas yra gausa, ne. Gausos mąstymas visame kame. Tai, žodžiu, trūkumo nejautimas. Tai ten, kur yra kažkokia kančia, kažkokia problema, tai vadinasi, ten yra jau nebe gausa, ten kažkokį trūkumą įkritau, ar ne? Tiek santykyje, tiek tose pačiose piniguose, ar sveikatoje, ar dar kažkur. Tai yra viskas susiję su tuo. Ir taip pat, žinoma, kam įdomu jau išeiti į dar didesnį, sakykime, tokį suvokimą, tai aš vedu ir intuityviosios mentorystės kursus, kur tiesiog padedu jau patiems mentoriais, ar ne, tapti tą aiškumą įsivedant ir padėti kitiems išeiti iš visų jų ten karmų, ar kas tai bebūtų. Tai aš tikiu, kad tu šitos visos sudėsi į nuorodas, į komentarus. Tiesiog nuorodas, kad būtų galima padėti. Ir aš mosuoju, reiškia, Gintautai, reiškia, turiu knygą. Ir aš nuo savęs, kai dar pridėsiu naują įžvalgą, kuri man, kažkaip, aš kartais žinai, o paskui tik tai supranti, kad, žinai, toks ateina tas įžvalgos metas. Aš supratau, kad kartais, net jeigu neturi labai jėgų dirbti su savim tuo momentu, neturi jėgų kažką labai daryti, neturi galbūt kažkokiu, tuo momentu, net jeigu tiesiog skaitai arba tiesiog klausai tos informacijos, jau tau po truputėlį, lengvėja. Arba tam tikri dalykai atlikinėja. Tai nereikia iš karto pulti, nereikia galbūt iš karto pulti ten į mentorių kursus, ar ne? Taip, tie, kas jau ten pasiekia ir nori, taip. Bet jeigu šiuo metu sėdit ir galvojat, blemba, ką jūs čia šneka, ta prasme, mano, tai čia karma, tokia, žinai, kad čia jau, tai žinokit, galima tiesiog pradėti nuo paprastų dalykų, galima įsigyti knygą ir po truputėlį ją skaityti, po truputėlį, žinai, ar ne, ir galima tiesiog ateiti, paklausyti galbūt, Žanetos kažkur tai, nuo paprastų bent jau dalykų, ar ne, o tiem, kas jau knygą, tada taip. Nebūtina iš karto pulti, kaip čia sakyti, daryti iš savęs per prievartą kažką padaryti, kad nuo paprastų dalykų ir netgi tas paprastas informacijos klausimas, kuris ateina iš aukštesnio lygmens truputėlį, iš aukštesnio sąmoningumo, jisai nori, nenori, jisai vis tiek po truputėlį kelia ir tavo sąmoningumą. Jo, todėl, kad čia yra dažnai momentas, kada mes įsileidžiam jau kaip naują galimybę, kur jau pradeda plėstis mumyse, tada ir, kaip sakau, tas kodas, kai jau, žinai, integruojasi, tada jau aš daugiau ir daugiau jau atsiveriu šitai galimybei, kuri automatiškai mane išneša iš senosios į naująją, ką aš vadinu, tokiu būdu perinam į tą naują paradigmą. Ir dar aš tada vieną dalyką dar dadėsiu, tai labai gera žinia visiems, kurie mėgsta popierinės knygas, aš žinau, kad Žaneta turės papildymą popierinių knygų, ne? Taip. Ir dabar dar yra tokia galimybė per sausio mėnesį, kas įsigijate elektroninę versiją, aš popierinę knygą tiesiog padovanosiu, kai tik ją turėsiu savo rankose. Super, turėsit. Ir galėsit ir pačiupinėti, ir pauostyti, ir paragauti. O jeigu kažkur tai keliaujat, skrendat, važiuojat ir popierinės nenorit su savimi vežtis, turėsit
kaip sakant, variantai ar elektroninė, labai superinė galimybė. Tai gerai, tada paskutinis, Žaneta, palinkėjimas prieš atsisveikinant visiems, ką galėtum visiems palinkėti. Nu tai va, tai čia ir būtų palinkėjimas tas, kad nustokime gyventi toje karmoje, kurioje nenorime gyventi ir tiesiog kurkime tą, kurią norime, o tai labai lengva ir paprasta, tiesiog priimti kitokį sprendimą nuo čia ir dabar. Nuo čia ir dabar, tiesiog prisėmė atsakomybę ir pradedi žiūrėti, ką, būdama šitoje pozicijoje, šitame taške, ką aš galiu padaryti. Taip. O jeigu nežinai visiškai, ką gali padaryti, nu tai ateini pas Žanetą. Žaneta papasakos, manau, veiksmų planą, nuo ko pradėti. Ne? Tai va, nuo knygos tada jau sakau. Jeigu visai nežinai, nuo ko pradėk nuo knygos. O tada jau aš turėsiu, ką tau daugiau duoti. Tai ačiū tau labai, Žaneta, tikrai buvo labai įdomi tema ir aš tikiu, kad mes dar susitiksim. Nes tų temų įdomių, kaip sakant, yra daug. Taip, ačiū labai už tą galimybę ir pasidalinimus. Skleidžiam toliau gerąją žinią. Ačiū tau, Viktorija.